Aš norėčiau pakviesti jūs paimti Biblijas ir atsiversti Biblijose šį rytą Efeziečiam 1 skyrių ir Efeziečiam 1 skyriuje, kada jūs atsiversite Dievo žodį, aš norėsiu skaityti eilutes iš Dievo žodžio ir žiūrėti su jumis į turtingas Dievo žodžio tiesas šiame skyriuje ir ką tos eilutės sako. Ir tai nuostabus laiškas, kurį parašė apaštalas Paulius. Ir kada žmogus vaikšto su viešpačiu, kada jis turi artimą draugystę su juo, kada jisai skaito šitas tiesas ir skaito, ką Kristus padarė dėl jo, skaito apie atpirkimą, nuodėmių atleidimą, jo širdyje auga garbinimas viešpačiui ir padėka viešpačiui tai, ką Kristus yra dėl jo padaręs. Efeziečiam 1 skyrius nuo 6 iki 10 eilutės. Jo malonės šlovės gyriui, kurie padarė mus priimtinus mylimajame. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatviai atėjus galėtų suvienyti Kristuje visa, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. 323 metais po Kristaus Nikėjos mieste vyko labai svarbus susitikimas, vyko labai svarbus pasitarimas, nes ankstyvojoje bažnyčioje praėjus visiškai nedaug laiko pradėjo atsirasti klaidžiamoksliai ir vienas vyras, kurio vardas buvo Arijus, pradėjo po truputį skelbti, kad Kristus nėra pilnai Dievas. Jis pradėjo platinti tam tikras mintis, kad Kristaus prigimtis skiriasi nuo tėvo prigimties. Ir 323 metais po Kristaus Nikėjoje buvo sušauktas pasitarimas, į kurį suvažiavo daug vyskupų, suvažiavo bažnyčios diakonai ir buvo vienas vyras Atanazijus, jis buvo vienos bažnyčios diakonas tuo metu. Ir šitas vyras, kurio vardas buvo Atanazijus, tvirtai stovėjo už tiesą, jisai tvirtai stovėjo už tiesą ir pasisakė tame pasitarime, kad Kristus yra Dievas, kad Kristaus ir tėvo prigimtis yra tokia pati. Ir kada žmogus kalba, kad Kristus neturi tokios pačios prigimties kaip tėvas, arba jis yra nepilnas Dievas, jisai paskelbė, kad tai yra erezija. Baigdamas savo kalbą, Atanazijus pasakė, mano atpirkėjas yra gyvas ir mano atpirkėjas, apie kurį aš kalbu, yra ne mažiau ir ne daugiau, bet visagalis Dievas. Mes žiūrime į doksologiją Efeziečiam 1 skyriui. Ir Efeziečiam 1 skyriui doksologija prasideda nuo 3 ir baigėsi 14 eilutė. Ir kaip mes sakėme, aš tik noriu labai greitai priminti, šitoj doksologijoje iškeliamas triasmenis Dievas, iškeliamas tėvas, iškeliamas sūnus ir iškeliamas šventoji dvasia. Ir visa tai už dvasinius palaiminimus, kurios turi tikintysis. Prieš 2 savaitės mes turėjome galimybę truputėlį padaryti tokią teminę apžvalgą. Ir teminėje apžvalgoje mes pažiūrėjom, ant kiek svarbus yra tas vienas žodis atpirkimas ir kurie kiti žodžiai Biblijoje su šituo žodžiu yra susiję. Ir ant kiek tai yra svarbu tikinčiojo gyvenime, kad jis suvoktų, ką Kristus padarė ir ką legaliai pagal Dievo žodį turi tikintysis. Šiandien aš norėčiau užbaigti tą pastraipą kartu su jumis, kurią perskaičiau
ir kalbėti vėlgi apie palaiminimus, kuriuos mes turime Dievo sūnuje. Ir kada mes šiandieną žiūrėsime ir pabaigsime šitas eilutes, aš norėčiau kalbėti apie 4 tiesas, kada galvojame, kaip garbinti viešpatį Jėzų Kristų, už ką jam dėkoti kiekvieną dieną ir kokios tiesos iš šito eilučių yra svarbios mūsų gyvenime. Aš norėčiau pradėti su pirma tiesa. Ir pirmoje tiesoje aš turiu vieną žodį. Šitas vienas žodis yra atpirkėjas. Šitas vienas žodis yra atpirkėjas. 7 eilutėje sako, jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės. Bet kada mes pradedame žiūrėti į 7 eilutę ir ją skaityti, būtų labai gerai, kadangi mes jau šiomis dienomis turime numeraciją ir turime sunumeruotas eilutes, būtų labai gerai mums atkreipti dėmesį į 6 eilutės pabaigą, kurie padarė mus priimtinus mylimajame. Ir iš šito žodžio mylimasis, kada mes kalbame apie Kristų, ir ką tėvas padarė mylimajame, mes galime matyti, kad 6 eilutės pabaiga labai artimai susijusi su 7 eilutės pradžia. Priimtinus mylimajame ir jame turime, priimtini mylimajame, ir iš šito žodžio mylimasis išplaukia visa, ką tikintysis turi mylimajame. Kodėl mylimasis? Kodėl mylimasis? Kodėl šitoj vietoj šventoji dvasia, mokydama, kad viskas yra Dievo gyriui ir kalbėdama apie tėvą, sako, kad tėvas mus padarė priimtinus mylimajame. Žodis mylimasis turi labai paprastą prasme, bet jinai yra svarbi. Mylimasis yra tas, kurį myli Dievas. Tas, kurį myli Dievas. Ir jeigu jūs prisiminsite tai, kas yra parašyta Evangelijose, kada Kristus atėjo, kad būtų pakrikštytas Jono Krikštytojo. Po krikšto tėvas pasakė labai svarbius žodžius. Mato Evangelijoje jisai sakė, šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Šitas yra tas, kuris įvykdė atpirkimą. Šitas yra tas, kuris numirė už nuodėmes ant kryžiaus. Šitas yra tas, kuris praliejo už tavo nuodėmes savo kraują. Šitas yra tas, kuris įvykdė atpirkimo auką ir mylimasis atpirkime suteikia savo malonę. Vėl mes kalbame apie tą, kuris yra atpirkėjas ir kada tėvas mato savo sūnų ir kada mes mąstome apie tą patį svarbiausią atpirkėją, tėvas sako, tai yra mano mylimasis. Jūs turbūt skaitėte Senąjį testamentą ir Penkiaknygiai, ir ypatingai Rūtos knygoje yra minimas terminas giminaitis atpirkėjas. Izraelitai turėjo tam tikrus potvarkius ir kada numirdavo kažkuris šeimos narys, giminaitis atpirkėjas galėdavo atlikti atpirkimą. Atpirkimą galėdavo atlikti pirmiausiai pats artimiausias giminaitis. Bet kad atlikti atpirkimą buvo reikalavimai. Pirmas reikalavimas giminaičiui atpirkėjui buvo tai, kad jis turėjo turėti kraujo ryšį. Antras atpirkimas giminaičiai buvo tai, kad jisai turėjo turėti už ką atpirkti. Ir trečias atpirkimas Senajame testamente giminaičio atpirkėjui buvo tas, kad jis turėjo norėti atpirkti. Ir kada mes žiūrime į tą nuostabų paveikslą, ir kada mes kalbame apie atpirkimą,
mes matome, kad Kristus atitinka visas tas savybės. Ir kada mes kalbame apie šitas nuostabės eilutes ir žiūrime į palaiminimus, kuriuos suteikia mums Sūnus, mes matome, kad jis yra tikinčiųjų atpirkėjas. Antra tiesa, kurią aš norėčiau jūsų dėmesį šiandien atkreipti, pirmiausiai atpirkėjas tas, kuris yra mylimasis. Antra tiesa, aš norėčiau dar kartą su jumis grįžti į 7 eilutę. Ir 3 pirmi žodžiai šito eilutėje sako, jame turime atpirkimą. Antra tiesa, kada kalbame apie palaiminimus iš Viešpaties, žodis atpirkimas. Jame turime atpirkimą. Efeziečiam laiškas yra turtingas tiesomis ir laiško pagrindinė tema, kada mes jį studijuojame, yra surinkimas Kristaus kūnas. Surinkimas Kristaus kūnas. Šitoje vietoje mes turime doksologiją, kur garbiname Tėvą, garbiname Sūnų ir garbiname Šventąją Dvasią. Mes vėliau, jeigu Dievas leis, žiūrėsime daugiau į tas eilutes. Bet taip pat Efeziečiam laiškas, kada mes mąstome apie atpirkimą, atskleidžia man ir tau, koks liūdnas paveikslas buvo. Efeziečiam 2 skyrius, jeigu jūs galite, prašau, atsiverskite ir pažiūrėkite į pirmas 3 eilutes kartu su manimi ir prisiminkite, prašau, jas. Efeziečiam 2 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, siekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Čia yra paveikslas mirė nuodėmėmis, mirė nusikaltimais, neklusnumo vaikai, iš prigimties kokie buvome, ir rūstybės vaikai kaip kiti. Kada mąstai apie šitą liūdną paveikslą ir kada suvoki žmogaus beviltišką būseną, tu suvoki, kada Kristus prie tavęs prisiliečia ir tave išgelbėja per savo atpirkimą, ant kiek tas atpirkimas yra brangus. Efeziečiam 2 skyriuje aš norėčiau paprašyti jūsų atkreipti dėmesį į 12 eilutę, kada kalba apie pagonis. 12 eilutė sako, tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandaroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Jūs buvote be Kristaus, jūs buvote be vilties ir jūs buvote be Dievo pasaulyje. Tokia padėtis yra žmogaus, kuris nepažįsta Kristaus kaip savo gelbėtojo ir viešpaties. Be Kristaus, be vilties. Ir raštas sako, be Dievo pasaulyje, kuriame jis gyvena. Nors ir žmogus savo kažką sako, nors ir žmogus savo kažką bando įteikti, nors žmogus galvoja, aš atlieku kažkokius religinius ritualus, nors žmogus galvoja, aš ateinu į bažnyčią, nors žmogus galvoja, gal aš paaukoju kaip kuriem tikslams, nors žmogus galvoja, gal aš paaukoju kaip kuriai bažnyčiai, bet jeigu atpirkimo aukos nėra gyvenime, raštas sako, žmogus yra be Dievo. Ir jeigu ne tas atpirkimas, viskas taip ir pasiliktų. Bet Viešpats sako, koks buvo paveikslas.
Ir jisai taip pat sako, kad jame turime atpirkimą. Aš norėčiau su jumis dar pažiūrėti į Efeziečiam 4 skyrių, prašau. Efeziečiam 4 skyrių. Paulius sako, taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgėsi pagonis, dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Čia yra paveikslas. Atskirtas nuo Dievo gyvenimo dėl neišmanimo ir širdies užkietėjimo. Toks paveikslas Efeziečiam 2:1-3 mirė, Efeziečiams 2:12 be Dievo, be vilties, be Kristaus. Efeziečiam 4:17-18 atskirti nuo Dievo gyvenimo ir niekas negali mums suteikti šito gyvenimo, tik Jėzaus Kristus ir jo atpirkamoji auka. Atpirkėjas. Tėvui tai yra mylimasis. Atpirkimas. Ką Kristus padarė, kada paveikslas buvo liūdnas. Trečia tiesa, ką aš norėčiau šiandieną su jumis žiūrėti ir grįžti į Efeziečiam 1 skyrių. Broliai, seseris, svečiai. Atpirkimo palaiminimai. Atpirkimo palaiminimai. Efeziečiam 1 skyriuje, 7 eilutėje, pirmas atpirkimo palaiminimas, kurį turi tikintis į Dievą, yra nuodėmių atleidimas. Jame turime atpirkimą, per jo kraują mes turime nuodėmių atleidimą. Šitas žodis nuodėmių atleidimas turi prasme kaina sumokėta, skola užgesinta ir taip pat šitie du žodžiai nuodėmių atleidimas turi prasme dovanoti pasigailėjimą. Kristus sumokėjo kainą. Kristus užmokėjo skolą, visą skolą. Kristus dovanojo pasigailėjimą. Ir kada mes kalbame apie nuodėmių atleidimą, nuodėmių atleidimas yra gilus terminas Dievo žodyje. Aš norėčiau su jumis keliom akimirkom palikti Efeziečiam 1 skyrių ir atsiversti Psalmę 103. Psalmė 103, prašau. Psalmė 103. Pradedant 10 eilutę, Psalmė 103, pradedant 10. Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes. Ar turėjo teisę? Be abejonės. 11 eilutėje. Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra gailestingumas tiems, kurie jo bijo. Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip jis atitolino nuo mūsų nuodėmes. Didis gailestingumas yra tiems, kurie jo bijo. Ir hebrajai šitą išsireiškimą labai gerai suprato, kaip toli yra rytai nuo vakarų. Nenaudoja termino šiaurė nuo pietų,
Nes sako, jeigu pradedi eiti nuo rytų iki vakarus, niekad neužbaigi savo kelionės. Ir kaip visa tai yra toli, mes matome, taip jisai atitolino mūsų nuodėmes. Mylėjai, mokestis sumokėtas. Mylėjai, skola užgesinta. Ir tas, kuris įtiki Jėzų Kristų, jam yra dovanotas pasigailėjimas. Norėčiau atsiversti dar vieną tiesą Senajame testamente kartu su jumis. Aš paprašyčiau jūsų atsiversti mažąjį pranašą Michėją ir Michėjo knygoje prisiminti su jumis 7 skyrių. Michėjo knyga, 7 skyrius. Michėjo knyga, 7 skyrius. 18 ir 19 eilutėje šitame skyriuje yra užrašytos tokios tiesos ir tuo metu tai buvo užrašyta Dievo tautai Izraeliui, kur yra toks Dievas kaip tu, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučiui. Jis nerūstauja per amžius, nes jam patinka gailestingumas. Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes. Kur yra toks Dievas, kaip Jahvė arba Elohim? Tokio daugiau nėra. Jisai parodo savo gailestingumą ir jisai sunaikina nusikaltimus ir paskandina nuodėmes jūros gelmėse. Atleidimas. Nuodėmių atleidimas. Šekspyro kūrinyje, kuris vadinasi Karalius Ričardas III, gal kaip kuriem iš jūsų teko skaityti, karalius mąsto, mano siela turi 100 liežuvių ir kiekvienas sielos liežuvis tvirtina savo. Ir kada kiekvienas sielos liežuvis tvirtina savo, kiekvienas tas liežuvis kaltina mane kaip piktadarį. Pas tikintįjį yra viskas kitaip. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą. Tai yra atpirkimo rezultatas, atpirkimo pasekmės, nuodėmių atleidimą. Ir Paulius sako, pagal turtus jo malonės. Leiskite užduoti retorinį klausimą. Kokie yra Dievo atleidimo turtai iš jo malonės? Ir leiskite jums pasakyti atsakymą iš vieno žodžio. Beribiai. Tai yra turtai jo malonės. Turtai jo atleidimo. Ir jie yra beribiai. Dievo šeimoje, Kristaus kūne, Kristaus surinkime nėra antros rūšies krikščionių. Kiekviena krikščionio nuodėmė, įtikėjusio žmogaus nuodėmė, yra atleista amžinai. Dievas žino tavo praeitį, Dievas žino tavo dabartį ir Dievas žino tavo ateitį. Dievo akise tu kaip atversta knyga. Nuo Dievo nieko nepaslėpsi, bet jūs atkreipkite dėmesį, apie ką mes kalbame. Ir mes kalbame apie atpirkimo pasekmes arba rezultatus.
Jame turime atpirkimą per jo kraują. Ir tai reiškia, jame turime nuodėmių atleidimą. O tai reiškia, kada asmuo įtikė ir kada Dievas atleidžia jam jo nuodėmes. Jis yra jame Jėzuje Kristuje. Ir kada tėvas žiūri iš dangaus į savo vaiką, kuriam atleido nuodėmes, ką pirmiausiai jis mato? Ką pirmiausiai jis mato? Mylimąjį, kuriame yra Dievo vaikas. Todėl tai labai svarbios tiesos pagal turtus jo malonės. Broliai, seseris, jeigu jūs pažįstate Kristų, prašau, niekad nesumenkykite atleidimo kainos. Prašau, niekad nesumenkykite atpirkimo kainos. Nes jeigu žmogus, kuris yra tikintysis, abejoja dėl pilno atleidimo, ką jis daro? Jisai sumenkina Kristaus darbą ant kryžiaus. Kada mes kalbame apie visą tai, aš noriu taip pat pasakyti, kad išgelbėtas asmuo, kuris pažįsta Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį, gyvena vis dar šitame kūne su nuodėminga prigimtim. Ir jis vis dar nusideda. Ir Dievas taip pat yra parūpinęs ir davęs nuostabų pažadą, kad kada mes nusidedam, mes ateiname prieš viešpatį ir jam išpažįstame savo nuodėmes. Bet tai yra turtai jo malonės. Ir prašau, atsiminkite, kad pirma pasekmė, pirmas rezultatas nuodėmių atleidimas, šitas atleidimas yra beribis. Aš noriu su jumis grįžti į Efeziečiam 1 skyrių ir žiūrėti toliau prie 3 tiesos atleidimo pasekmės arba atleidimo rezultatai. Mes turime ne tik nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės, bet taip pat, kada žvelgiame į atpirkimo ir atleidimo pasekmes ir rezultatus, 8 eilutė įsako, viskas išeina į 7 eilutės pabaigos, kurią jis dosniai suteikė mums. Čia malonė su visa išmintimi ir supratimu. Atpirktas žmogus turi rezultatą iš Dievo, išmintį ir supratimą. Žodis išmintis Efeziečiam 1 skyriaus 8 eilutėje yra žodis graikų kalboje Sofija arba Sofija. Šitas žodis turi prasme suprasti ypatingos svarbos dalykus. Suprasti ypatingos svarbos tiesas. Viešpats tai padovanojo per Kristų ir padovanojo savo vaikui iš savo malonės išmintį suprasti ypatingos svarbos tiesas. Jūsų požiūris po išgelbėjimo į kaip kuriuos dalykus pasikeitė. Ir aš duosiu, pavyzdžius, kaip kuriuos iš Dievo žodžio tiesų. Jūs šiandieną visiškai kitaip mastote apie mirtį ir gyvenimą. Kodėl? Nes viešpats tai padarė, jis duoda tai išmintį. Jūs visiškai šiandieną kitaip mastote apie Dievą ir žmogų. Jūs visiškai kitaip šiandieną mastote apie teisumą ir nuodėmę. Jūs visiškai gal kitaip mastote šiandieną apie dangų ir pragarą. Jūs visiškai kitaip mastote šiandieną apie amžinybę ir laiką. Kodėl? Nes viešpats teikia išmintį per savo sūnaus malonę ir jo atpirkimo auką,
kad jūs galėtumėte suprasti ypatingos svarbos tiesas. Jisai davė ne tik visą išmintį, jisai davė supratimą. Ir Efeziečiam 1 skyriaus 8 eilutėje tai yra paskutinis žodis toje eilutėje supratimas. Graikų kalboje tai yra žodis phronesis. Ir šitas žodis reiškia praktiškas supratimas. Jeigu išmintis buvo daugiau supratimas, kad tu supranti kaip kurias tiesas, tai žodis supratimas daugiau susijęs graikų kalboje su praktika, tai kas vyksta gyvenime, tai kaip tu matai ir turi praktišką supratimą kasdieniniuose dalykuose, kaip pritaikyti tiesą. Ir mielieji, visa tai yra per Kristaus atpirkimo auką ir per turtus jo malonės. Jeigu galima, atsiverskime, prašau, keliom akimirkom 1 laišką Korintiečiam 2 skyrių. 1 laiškas Korintiečiam 2 skyrius. Ir 1 Korintiečiam laiške 2 skyriuje, 12 eilutėje apaštalas Paulius vedamas šventosios dvasios sako, 1 Korintiečiam 2:12, o mes gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Tikintysis gauna ne pasaulio dvasią, įtikėjęs žmogus per Kristaus atpirkimą, iš jo malonės turtų, gauna Dievo dvasią, kad suvoktume, kas mums dovanota. Ir Efeziečiam laiške mes kalbame apie atpirkimą, kurį Tėvas padovanojo per Kristų. Ir kada tu turi Dievo dvasią, tu suvoki, kokia tai yra dovana. Ir vėlgi, kaip dažnai pabrėžiame, tai veda į Dievo garbinimą. 1 Korintiečiam 2 skyrius, 16 eilutė sako, kasgi suvokė viešpaties mintį, kas galėtų jį pamokyti, kas galėtų Dievą pamokyti, kas galėtų Dievą pamokyti. Čia tokie retoriniai klausimai. Ir atsimenu, kaip skaičiau vieną knygą ir kaip dėstė Martinas Liuteris, jisai pasakė savo studentams tokį įdomų teiginį, aš gal jums kažkada esu sakęs. Jisai uždavė klausimą klasiai, kas šioje visatoje yra pats didžiausias mokinys? Martinas Liuteris klausė. Kas šioje visatoje yra pats didžiausias mokinys? Ir mokiniai arba studentai klasiai nutilo, galėjai girdėti, kaip musės skrenda. Ir nei vienas nieko neatsakė. Ir po ilgesnės pauzės Liuteris pasakė, deja, šitoje visatoje pats didžiausias mokinys yra Dievas. Nes visi jį nuolat nori mokyti. Tai liūdna, bet taip dažnai yra. Ir Paulius sako, kasgi suvokė viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti. Ir Paulius sako, o mes turime Kristaus protą. Ant kiek mes turėtume būti dėkingi, kad per išgelbėjimą asmeniui, kuris įtikėjo, Dievas padovanojo Kristaus protą. Kam? Kad galėtų suprasti Dievo žodį. Tai yra iš jo malonės atpirkimo turto išmintis ir supratimas. Prancūzų filosofas Andrė Monod po savo daugelio filosofinių teiginių parašymo pasakė tokius žodžius.
visata yra šalta ir abejinga, kas ją sukūrė, kodėl ir kokiu tikslu mes randame čia. Ir Mono sakė, neturiu jokio supratimo ir esu įsitikinęs, kad to nežino nei vienas žmogus. Nenuostabu, kad žmonės, kurie nepažįsta Dievo buvimo, neturi supratimo apie gyvenimo tikslą ir neturi supratimo, kas yra Dievas. Ir Biblija labai aiškiai pasako, kas tą supratimą suteikia. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės, kuriais dosniai suteikia mums išmintį ir supratimą. Mylieji, yra atpirkimo rezultatai. Nuodėmių atleidimas ir taip pat išmintis ir supratimas. Ir einant į pabaigą šiandieną, Efeziečiam 1 skyriui, aš norėčiau su jumis pažiūrėti į 4 tiesą. Pirma tiesa buvo atpirkėjas, antra tiesa atpirkimas, trečia tiesa atpirkimo rezultatai, nuodėmių atleidimas ir išmintis ir supratimas. Ketvirta tiesa atpirkimo tikslas. 9 ir 10 eilutė Efeziečiam 1 skyriui sako, paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvei atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Kodėl Dievas tiek daug dėl mūsų padarė? Su kokiu tikslu Dievas palaimino visais dvasiniais palaiminimais? Su kokiu tikslu Dievas išrinko prieš pasaulio sukūrimą? Su kokiu tikslu Dievas paskyrė mus būti šventais ir nekaltais jo akivaizdoje? Su kokiu tikslu Dievas įsūnijo mus per savo sūnų, kad būtume jo vaikais? Su kokiu tikslu Dievas atpirko mus savo sūnaus krauju? Su kokiu tikslu Dievas mums padovanojo atleidimą su pertekliumi? Su kokiu tikslu Dievas dovanoja mums išmintį ir supratimą? Jisai 9 eilutėje paskelbė savo valios nutarimą pagal savo palankumą. Ir 10 eilutėje sako, kad laikų pilnatvei atėjus viską suvienytų Kristuje. Pas Dievą viskas istorijoje juda kryptingai ir visas istorijos tikslas, kada mes kalbame iš Dievo perspektyvos, yra iš 3 žodžių: viešpats Jėzus Kristus. Viską suvienytų ir viską suvienytų Kristuje. Vieną dieną viskas bus išspręsta Kristuje ir tą dieną, kada viskas ateis prie šito tikslo, kad viskas būtų suvienyta Kristuje, Paulius sako, kad kiekvienas liežuvis išpažins svarbius dalykus, kad Kristus yra viešpats Dievo garbei ir kiekvienas kelias priglaups ir pripažins tai, kas yra Kristaus. Šiandien iki galo mes dar to neturime, bet Dievas vieną dieną viską harmoningai suvienys Kristuje ir į šitą tikslą viskas yra vedama. Šekspyro kūriny Lady Macbeth
Makbet sakė, istorija tai idioto pasaka, kuri neturi jokios prasmės. Dievo žodis sako kitaip. Istorija, šita visata yra visagalio Dievo rankose. Visi šitie dalykai yra kontroliuojami Dievo, kuris sėdi soste. Šita istorija yra vedama Kūrėjo. Ir raštas mums sako, kad tikslas atpirkimo, kurį atliko jo sūnus, viską suvienyti jo sūnuje. Dievo planas, sudarytas amžinybėje, veda į visko suvienimą viešpatyje Jėzuje Kristuje. Atpirkėjas tai yra tas, kuris yra mylimasis. Atpirkimas tai, kai jisai dovanoja įtikėjusiam žmogui. Rezultatai nuodėmių atleidimas ir išmintis ir supratimas. Ir Dievas niekada nėra pasimetęs, jo tikslas ir planas viską veda į vieną, suvienyti viską Jėzuje Kristuje. Jono apaštalo mokinys, vyskupas Polikarpas iš Smirnos, buvo pastatytas prie šakų, kurios buvo sukrautos tam, kad jį sudeginti. Ir prie šitų šakų jam davė galimybę atsisakyti Kristaus ir eiti namo. Ir Polikarpas pasakė, jis įdomiai kalbėjo tuo metu senovinę kalbą, kada įskaitai. Jisai sakė, 6 metus ir 80 metų, o tai reiškia 86 metus, Kristus manęs niekad nepavedė. Kas esu aš toks, kad atsisakyčiau šito asmens? Meskite mane greičiau į ugnį, nes tai yra tik tai laikina, o tie, kurie maištauja, laukia amžina ugnis. Mus padarė priimtinus mylimajame, kuriame turime nuodėmių atleidimą per jo kraują, atpirkimą pagal turtus jo malonės, kurie jis taip dosniai mums apdovanojo, kad davė ir išmintį, ir supratimą. Ir tame supratime Viešpats sako, viskas vedama prie vieno tikslo, Efeziečiam 1:10, kad viskas būtų suvienyta Kristuje. Ir tie, kurie pažįstate šiandien Viešpatį ir matote šitą doksologiją Efeziečiam 1 skyriuje, tegul jūsų širdis džiaugiasi, tegul jūsų širdis klykauja prieš Dievą iš džiaugsmo, tegul jūsų širdis dėkoja Viešpačiui už tuos palaiminimus, kuriuos tikintysis turi Kristuje. Aš kviečiu, kad mes atsistotume ir pasimelstume.